leidžiama iki 3 sustojimų. Na, kol kas raitelė juda pakankamai greitai. Ten mūras paskaito, po sieną mūras. Noriu priminti, kad gruntas vis dėlto pačio yra truputėlį slidus, tad jaukite atsargiai. Netiesiai. Apačiau mulsiu, užtat svilstam. Nekiek ratų visų Posūkiuose neskubėkit, posūkiai tikrai yra sudėtingi, aikštelė nedidelė. Iš vienos pusės jau, dabar visas tas iš kitos pusės. Ana pagėlinta ir va dabar nuo jos iki 100. 100 nežinau. Na ir paskutinioji liko kliutelė. Šitą, 100. Opa, vaidlai. Finišas per minutę 69 šimtąsias. Startas. Matai, jis įsigavo. Toks mažesnis yra. Aha, toks mažesnis. Tai va mūsų meila va tokia didumai ir toks spalva. Meila. Jeigu šnekėsit, žinokit, visą pasaulį girdės. Šiandien aikštėje matysime 3 ledskaitės, vieną už kitą mažesnės. Labai smagu, kai tokie maži vaikai jau šitai puikiai startuoja. Posūkėlius atsargiai. Ir minutė 6:35 startas. Mūsų raitelė jau nebe pirmos varžybos jai. Jau galima pavadinti patyrusią raitelę. Jo. Nors jai tik 12 metų. Joja jau 3 metus. Ir matot, puikiai tvarkosi aikštėje. Čia ant greičiai. Ir finišas per 59 sekundės ir 62 šimtąsias. Startas. Žirgelis jau yra patyręs, matęs daug varžybų ir labai geras mokytojas tokiem jauniem raiteliam. Jis vis matot ir klaideles užlaisto ir ramiai, neskubėdamas įveikinėja švariai plyteles. Šis aukštis žirgams nėra didelis, tačiau raiteliams, kuriems tai yra pirmos, antros varžybos, tai be abejo yra baisu. Visai kitaip matosi sėdint ant žirgo nugaros. Ir paskutinioji kliutelė. Ir per minutę 45 ir 2 šimtąsias.
Sistema A ir B dalys svariai. Sistema laikoma viena kliūtimi, tik tai ji gali būti dviguba, gali būti triguba. Keturi baudos taškai prie šeštosios kliūties. Iš antro bandymo svariai. Nebesinervuok. Dar keturi baudos taškai. Ir dėja po kritimo raitelę paprašysime palikti aikštę. Nors aukštis ir nedidelis, posūkiai yra sudėtingi. Matot, ne kiekvienam raiteliui dar jie yra įveikiami. Raitelę matot lošia. Maršrute juda gana greitai. Na ir liko paskutinioji 10-oji kliūtis. Tačiau posūkiuose truputėlį ir finišas per 59 ir 69 sekundžių. Startas ir puikiai. Kalnuolė Ugnė. A, B dalis. Kuras priešakis laukia. Atsargiai, kalnuolė. Paragina, kad ne. Bet ne, bet kankinė, taigi, gyvenime, bet ne. Opa, sėdėk. Vat, šaunuolė. Na ir dar vieną kliūtelę liko. Finišas per minutę 32 ir 60. Na, labai gražiai sušoko. Šaunuolė. O į aikštę kviečiame Agnę Šležytę. Startas ir kliūčių sąryšis įvyktas sėkmingai. A, B dalis sistemoje irgi. Na, matot, kaip posūkis laipo. O čia jau 4 baudos taškai prie 5-osios kliūties. Raitelė guodžias, kad pamiršo, kur kliūtis. Būna ir taip. Dar 4 baudos taškai prie 7-osios kliūties.
Ir antrų bandymų įvykta sėkmingai. Irgi galbūt, žinai, visą pirmą vietą ir kliukai. Nepamiršk vėl kliūties, nepamiršk. Na ir liko dar viena kliūtelė, 10. Minutė 30 ir 79 šimtosios sekundės, kuris vaikus vyresnė, tiesiog mažiau jojusi, mažiau startavusi. Jojimas yra be galo ilgaamžis sportas ir ne visada jėga lemia, daug reikšmės turi ir patirtis. Laimingas. Penkios kliūtys įveiktos be klaidų. Raitelė joja atsargiai ir teisingai. Na ir liko dar 2 kliūtelės. Dar 10. Šaunuolė, per minutę 6 ir 93 šimtasias sekundės. Startuoja raitelė. A, B. Labai gaila, 4 baudos taškai prie 8-osios kliūties. Antrų bandymų sėkmingai. Nauja vieta, žinai, rytoj atvažiuot. Ne, nu tai... Ir finišas per minutę 23 ir 48 šimtasias sekundės. Prie pirmosios kliūties 4 baudos taškai. Dar vieną bandymą turim. Dar vieną kartą pabandyk ir jeigu nesigaus, tai tada šok toliau. Matot, mažiems žirgučiam plačios kliūtis, jos yra sunku. Jogailė, jok toliau. Pasidžiaukime šio puikiu žirgeliu ir puikia raitelė. Drąsiai, pirmin. Šaunuolė. A, B dalis, 4 baudos taškai. Pirmas metims iš viso šiandien pirmą kartą numet.
Jauniem gerai pradėti. Ja. Kažkotelį. Ja. Aštuntoji kliūtis. Ir matot, žirgas jau apsipratęs, vaikštė, juda gana lygiai. Prieš akis dar Paskutinė. kiti metai. Kiti metai, dar kiti. Dar daugiau gausos patirties ir pasitikėjimas savim. Finišas ir minutė 12 ir 0,3 sekundės. A, B dalis. Kažtokie. Nežinau. Na, raitelė irgi karto kampus. Mušia. Molis. Palyti, tai čia viskas. Žirgelis didelis. Bet fainas. Pirmi metai be lietaus. Na ir paskutinioji kliūtis. Finišas per minutę 3,6 sekundės. Skabėjo, kaip būsi pirm. Sistema A. B. 4 baudos taškai ties B dalimi. Nu, kam tai? Ir ties ketvirtąją kliūtimi raitelis susuko voltą ir gauna dar 4 baudos taškus. Ir dar 4 baudos taškai ties penktąją kliūtimi. Viskas ramiau, Resta, gerai. Na, labai gaila. Va čia buvo taktinė klaida. Raitelė reikėjo dar kartą šokti. Ne, Tiems, Audrius. kurie joja mėgėjiškai. Kuriems smagu pats jojimas, o ne aukštumų siekimas. Ir žinoma, tai yra pradžia. Pradžia didesnius aukščius. 4 baudos taškai prie B kliūties. Ne viena prie kitos arti. Maršas? Aš nematau per tą skylę. Привет. Ir liko paskutinioji kliūtis. Finišas. Per minutę 8,47 sekundės. Startas. Finišas. A ir B dalis švariai. Nu, kaip gal. Raitelė lošia ne tik greičiu, bet ir trumpindama posūkius. Kol kas laikas neblogas.
Eina. Namo eina. O, papa. Turbūt jaunas, nematęs varžybų dar. Važiavom mes čia. 4 baudos taškai ties pirmąja kliūtimi. Bet visiems būna pradžia. Vieniems skaudesnė, kitiems mažiau skaudi, bet taip, kad... Ta joja ugnė. 8 metų. Gražiai prajoja. Iš antro bandymo Visi čia. įveiktas. Nu, o ten pastovi kas nors lūžta. Tai Matot, sirgas netgi, jam nebereikia labai ir šokti, tiesiog kojas reikia pakelti ir viskas. pataikyti, kur jam dėtis. Tai ne tai poniukiai, kur čia matėt širgus. Tam jau reikėjo žirgeliui labai stengtis. Nu, treneris dar patarė raitelį. Stupėk, sako, pasakė, stupėk. Jo, sėdint. Bet jis jam kažkas pasimėgė. Tu ir šokarė. Na ir mato, čia jau raitelis labiau patyręs ir žirgas labiau patyręs. Jo? Ne, 60 čia vis. Aikštė raitelis juda gana greitai. Ir gaila 4 baudos taškai. Va, tau greitai. 7-osios kliūties. Palavai. Na, ten labai apgaulingas posūkis. Įdomi kliūtis, kurią ne visur arkliai yra matę. Tad jie irgi truputėlį ir išsigąsta ir nebūna iš to posūkio dar pasiruošę šokti. Na, paskutinė. Ir paskutinioji kliūtis per minutę 8,47. Na, Bet tai papasmė. aha. Koja su jais perkelti. A, B gali švariai. Žmogui. Kas? Tai va tie laikikliai, kurie taip palikti. Na, Galim. čia Gerda jau lošia pati su savimi. Sukda taip. Žirgas gana patyręs, nors jis yra ne šuolininkas, jis yra ristūnas, dalyvavęs ir sartuose, bėgęs keturmečiuose žirguose, bet pas mus jisai labai tinka vaikams į konkuriukus. Matot, gana sąžiningas žirgelis, labai stengiasi. Savasime. Na ir raitelė jau nebepėščia. Ir finišas per minutę ir 75 šimtąsias sekundės. Och, žvėris. Ir su sąryšiu raitelė startuoja ir priekyje sistema. A, B. Greičia davai. Na, paskutinė.
Ir minutė 8:62 sekundės. Net ant arklio. A. B dalis švariai. Ne, čia godas. Ne, Lauros irgi išsinešė keturiukų. O kur tas idėjas? Septintoji kliūtis įveikta. Nesvarbu, kokio liūrų žirgas įveikia kliūtis. Ar iš šuolių, ar iš ristelės, ar netgi iš vietos peršoka. Kur tu peršoka? Na, paskutinė. Minutė 9:10 sekundės. Na, niekščiai lošia. A. B. Varai. Čia gal pavilnius, žinai? Ne? Kelias sveikinis, sakė. Sveikinis. Kas šis? Taigi ta, padrūkė, kur vandenį jau ją būtų be balų. Maudytis vasarą. Ir laikas kol kas geras. Vandenį. Ką padėjai? Reikia ateiti, nes užtaba. Liko 2 kliūtelės. Ką? Minutė 1:97 sekundės. Ir Kiemenėse varžybose leidžiami tokie dalykai. Kristi reikia gai. Ir startas pirmąją kliūtimi. Plūsite. Hop! Oi! Mažutė. 4 baudos taškai. Ir labai Arklį raitelė bėga pati žirgelio pasigauti. Vadinasi, viskas gerai. Jeigu kam prireiktų medicininės pagalbos, prašom kreiptis prie teisėjų staliuko. Gal nereikia iš visko. A ir B dalį Tada švariai. laikas. Koja spaudė. Kilpas metė į... Vieną tai gerai. Nenori? Dabar Pasiklydo. Mūras. Ir liko dar viena kliūtelė. Minutė 71 ir 83 sekundžių. Rodant kitiems žirgeliams dideliems kaip jūsų. Niekada ten nebėra, galbūt. A, B dalį švariai. Ten greitai varo. O, 4 baudos taškai. Ties 6 kliūtimi. Bet man tie laikikliai bijo.
Eini varklys tiesiai. Per šoną labiau. Tuoj atvyks ar žmogus. Dabar visai laiks geras, minutė 70 Čia arkliuk geresnis. Arklius geresnis. Ir paskutinioji kliūtis. Finišas per minutę 4:90. Panorysime šiai biškį. A. Dalis, raitelis neskuba. Svarbu sušokti gražiai. Gražiai, kad patiktum pats sau. Man šau. Verki paskui, jeigu Šiaulius nuvažiavam, duokas. Šiauliuose, Klaipėdoje. Šiauliuose buvo. Šiauliuose tai iš visų šilio. Bet dabar mėgtinys Raitelis iš aikštę puikiai pažįsta, žino jos klastingasias vietas, kur verčiau verta pereiti ristelę, tam, kad jos saugiai. Nu. Ir finišas per minutę 18:97 sekundės. Pirmą vietą Gerda Tvirkaitė su žirgu laimingas Molainis žirgynas. Antroji Vytautė Bedalytė su Perlitu privatus žirgelis. Ir trečioji Aura Česlikauskaitė su Viziriu Origono sporto klubas.